Skirmantas Malinauskas, daugelis žinomas kaip žurnalistas, kaip turinio kūrėjas, kaip žmogus turintis patirtį darbo valstybės tarnyboje, ypač premjero Sauliaus Skvernelio komandoje, bet šiandieną mes Skirmantą turbūt kalbinsime kaip žmogų, kuris užsiema tyrimais ir tyrinėjimais. Tokia mūsų šiandien tema. Kas tai bedarytų, profesionali žiniasklaida, nepriklausomi turinio kūrėjai ar alternatyvioji žiniasklaida, kas irgi šiandieną tapo moderniu terminu, visa tai bus mūsų pokalbio tema. Na, o pagrindinis aspektas, kurį norim panagrinėti, ar iš tikrųjų yra ką tirti ir tyrinėti Lietuvoje tiems žmonėms, kurie nedirba tradicinėje, mainstreaminėje, kiti vadina žiniasklaidoje, o užsiema individualią kūrybą, publicistiką arba kita turinio kūrimo veikla. Taigi, ar yra iš tikrųjų ką tirti mažoje Lietuvoje, šalyje, kurioje atrodo viskas kaip ant delno? Skirmantai, pradėsiu nuo to, kad paties veikla, užsiimant turinio kūrimu, individualiai kuriant turinį ir tyrinėjant, kas tai bebūtų, futbolo federacijos, sporto veikėjai, politikai, buvo ir tebėra reiškinys, kur net ir profesionalūs žurnalistai turi skirtingas nuomonės. Aš esu girdėjęs du labai radikalius požiūrius. Gerai, kad atsirado Skirmantas, nes tradicinė žiniasklaida kai kurias temas ignoruoja, nenori tirti arba bijo, arba dar kitos priežastys. Ir antra, tai yra vienkartinis bandymas, kuris pasibaigs anksčiau ir vėliau niekuo, nes tik tradicinė žiniasklaida gali iš esmės nagrinėti svarbiausias temas. Tu save, kurioje vietoje statai tose požiūriuose? Žmogus, kuris tampa alternatyva tradicinė žiniasklaida, ir žmogus, kuris iššovė su mintimi, kad kiek čia dar spindėsiu? Tai pirmiausia, labas Dainiau, aš visą laiką galvoju, kad reikia pasižiūrėti nebūtinai iš lentynėlės pusės, kur tu save pasidėsi to lentynėlį, bet iš visiškai praktinės pusės, kas iš tikrųjų vyksta. Tai jeigu pažiūrėtume, pavyzdžiui, ne tik į mane, bet, pavyzdžiui, mano kolegė Birutė Davidonytė, Ignas Kinčinas, Rūta Miliūtė, Rita, atsiprašau, ne taip vardą pasakiau. Tai jie yra sukūrę, pavyzdžiui, savo YouTube kanalą ir daro savo tyrimus. Sakykime, vienas iš tyrimų buvo apie pedofiliją bažnyčioje, irgi YouTube kanale. Ir ką aš bandau pasakyti, kad tiesiog keičiasi medijos. Ir jeigu mes kalbėjome apie tradicinę žiniasklaidą anksčiau, aš pats pradėjau tokioje dirbti, kaip pavyzdžiui, apie laikraštį, o tą laikraštį reikia platinti, turi būti didelė redakcija, turi būti spaustuvė, kuri tą laikraštį išspausdina, tu turi laiku atiduoti medžiagą, kad būtų spėta viską padaryti, ir kitaip tu nepasieksi auditorijos, tai šiuo atveju tą auditoriją pasiekti pasidarė paprasčiau. Dabar kitas dalykas yra, kokie standartai yra tai keliami ir taikomi. Tai be jokios abejonės, kodėl aš savęs nepriskiriu niekaip tradiciniai žiniasklaidai, todėl kad aš nesu redakcija, čia nėra daug labai dirbančių žmonių, kažkokia redakcinė politika, mano epizodų be manęs paties niekas daugiau nemato, nevertina, ir čia yra pliusų ir minusų. Tai akivaizdus minusas, kad aišku, žurnalisto informacija yra galbūt iš daugiau šaltinių, daugiau redakcijų yra žmonių, kurie gali vienas su kitu kontaktuoti, yra redaktorius, kuris dar kartą papildomos akis pasižiūri, ką tu parašėjai arba kokį tu ten reportažą išleidai. Kita vertus, aš, sakykime, laisvai galiu rinktis temas, mano greitis yra visai kitoks ir pats svarbiausias dalykas tai yra didelė tribūna, kurie gali ateiti šaltiniai. Tai prie šaltinių paskutinė tokia pastaba, aš sustot norėčiau, nes kai mes kalbam ten, pavyzdžiui, alternatyvi žiniasklaida, aš manau, kad tai terminas, kuris dažniausiai yra toks pašaipus, nes yra viena žiniasklaida ir jokia alternatyvi žiniasklaida negali būti. Žmonės, kurie nėra žurnalistais, o save žurnalistais pristato, atrodo juokingai. Bet yra, sakykime, jeigu tu esi vlogeris, tu turi didelį YouTube kanalą, pas tave, kaip ir pas žurnalistą, ateina šaltiniai. Ir jeigu tu ypač anksčiau dirbai žurnalistu ir tu šaltinių turi daug, staiga tu turi daug informacijos, kurie gali dalintis. Ir jeigu tu tai darai ir žmonėms tai yra įdomu, ir tu tai darai atsakingai, nes tu gali atsidurti teismuose, aš esu geriausias pavyzdys, tu gali sulaukti kritikos iš savo auditorijos, jeigu kažką supainioji ir žmonės gali nusisukti. Tai šitoje vietoje taip, tu gali sukurti turinį, kuris nenusileis kai kuriais aspektais arba lenks tradicinė žiniasklaida. Bet aš visą laiką sakau, vlogeris, lyginant su žurnalistu, yra gerokai žemiau, jisai dalinasi faktais ir savo nuomonę apie faktus. Žurnalisto nuomonė mažai kam rūpi, jo darbas yra surinkti faktus ir leisti spręsti apžvalgininkam, o pirmiausia savo skaitytojų ir žiūrovai.
Ar aš teisus, kad paties požiūris į tos terminus, kurie viešoje erdvėje vartojami, bandant įrėminti arba apibrėžti kiekvieną turinio kūrėją, iš esmės šiandieną remiasi irgi dažnu atveju terminais, kurie, aišku, nėra niekur oficialiai tvirtinti, bet iš esmės remiasi požiūrį turbūt. Ir ta pats paminėjai, kad alternatyvios žiniasklaidos terminas, jisai dažnai iš tikrųjų vartojamas ne tik pašaipiai, bet kai kuriais atvejais išimtinai negatyviai, pabrėžiant, kad tai yra žmonės arba kūrėjai turinio, kurie nesilaiko profesinių žurnalistikos standartų. Mūsų įstatymas iš esmės turbūt kalba apie taip, kad yra žiniasklaida, yra nepriklausomi turinio kūrėjai, nepriklausomi kūrėjai ir jie turbūt yra labai neutralūs du terminai. Turbūt tu į tokį skirstimą labiau žiūrėtum. Į tokį skirtimą žiūrėčiau yra tai, kas dabar dažnai vadinama net ne alternatyvia žiniasklaida, bet yra tai ir angliškas terminas, Lietuvoje tai yra sakoma, kad liaudės žurnalistika arba pilietinė žurnalistika šiaip yra tas, na, sakykime taip, jeigu tu esi visuomenininkas ir jeigu tu surinkai kažkokią auditoriją ir jeigu tu sėdi studijoje, už tavęs galbūt žalias ekranas ir tu ten pasikabini kokią nors oficialios institucijos nuotrauką, tai žmogui, kuris žiūri pirmą kartą, gali susidaryti įspūdis, kad iš tikrųjų tai yra kažkas panašaus į žiniasklaidą, bet tai nieko nėra panašaus iš principo, nes kas atskiria žiniasklaidą nuo nežiniasklaidos, be jokios abejonės, tai yra tam tikri keliami principai, sakau, tai yra pirmiausia, na, maksimalus objektyvumas ieškant informacijos, žurnalistinės etikos laikymasis, pirmiausia orientavimasis į faktus, pirmiausia orientavimasis į žinios, naujienos pranešimą ir panašiai. Mes labai sunkiai įsivaizduojame, pavyzdžiui, kokią nors panoramą LRT, kur išėjusi laidos vedėja pradėtų taip kaip aš praneštų kokią nors naujieną ir tada ilgiau negu apie faktą kalbėtų savo nuomonę apie tą naujieną ir sakytų, žinote, aš manau, kad čia vienas ar kitas politikas pamelavo, žinote, aš manau, kad už to įvykio stovi dar tokie ir tokie dalykai ir panašiai. Tai šitoje vietoje aš manau, kad man gal net kažkuria prasme lengviau, tik tai vienas dalykas, visi, na, lengviau ta prasme, kad tu susirenki faktus ir patikė savo nuomonę, mes visi turim nuomonę, klausimas, kiek jūsų nuomonė yra įdomi ir verta kažko. Tai va čia žmonės irgi susiduria su tokiais kartais, su tokia nuostaba, kad o kodėl yra žmonių, kurie turi didesnės auditorijas, kodėl yra žmonių, kuriuos kažkas žiūri, o kitų nežiūri, o jeigu aš pabandžiau, tai buvo įdomu tik tai mano keliem draugam ir giminėm. Tai atsakymas yra labai paprastas. Tam, kad tu galėtum turėti kompetentingą nuomonę, tam, kad tu galėtum kažkuo pasidalinti, tu pats pirmiausia turi tai gauti iš kažkur. Tai vat, jeigu tu, sakykime, turi kažkokį įdirbį ir panašiai, jeigu tu gauni iš tų šaltinių informaciją, kurios kiti neturi, jeigu tu gali tos dalykus, sakykime, logiškai sudėlioti, tai galbūt tas, jeigu tu žinai, kas yra tas vadinamas storytellingas, istorijos pasakojimas ar ne, tai tokiu atveju tu gali būti įdomus. Tai vat aš pretenduoju žymiai labiau tą nišą ir prieš kokius 4 metus, aš atsimenu, kai jau buvau įsibėgėjęs, bet neseniai pradėjęs, man teko net ir teismuose aiškinti ir niekaip nesuprato, pavyzdžiui, teisėjas, kas yra vlogas, ar ne, ir sako, kuo tai skiriasi. Tai man atrodo, dabar visi po truputį tai ima suprasti, jeigu sėdi vyras, moteris, mergina ar vaikinas ir tiesiog dalinasi savo nuomonę ir tu supranti, kad jis kalba pirmų asmenių ir patikė savo vertimus apie faktus, matyt, niekas nesitikė, kad tai bus absoliuti tiesa ir panašiai. Jeigu tai pranešta yra, sakykime, per kokias nors žinias, komercinį arba visuomeninio transliuotojo, televizijoje arba visuomeninio transliuotojo, tai aišku, visi tikisi, kad tai jau yra patikrinta informacija ir visai kitas standartas tada yra patikimumo. Pirma, tai vienas esminis dalykų, dėl ko patį norėjau kalbinti, iš tikrųjų ne šiaip tyrimai arba tyrinėjimai, kad čia būtų nišų, bet, na, pirmiausia reakcija, visuomenės reakcija ir herojų. Ir aš puikiai pamenu, kai paties aktyvus dalyvavimas buvo labai svarbus vienoje temoje. Tai yra, kai už tyrimus, tyrinėjimus arba kritiką įvairių žmonių, tie, kas tai daro, kritikuojantys žurnalistai ar turinio kūrėjai sulaukia tokios, kaip čia pasakyti, strateginės, vadintų strateginių ieškinių reakcijos arba vadinkim tiesiai šviesiai teisinio noro susidoroti. Ir aš pamenu, su tavim teko bendrauti ir net su Seimo nariais, tada aiškinant, kodėl Lietuva turėtų būti viena pirmųjų ES šalių, kur vis dėlto labai svarbu įtvirtinti kokią nors apsaugą, garantijas, galbūt pagalbą žmonėm, kurie yra persekiami, tais vadinamais strateginiais ieškiniais, slap ieškiniais, na, o žmonių kalbant tiesiog teisiškai persekiami, kad jie užtiltų. Ir aš pamenu, kad paties atvejs buvo, na, turbūt vienas iš tokių geresnių precedentų, kai konkrečių pavyzdžių buvo Seime diskutuojama, kas nutinka, kai iškeliamos svarbios temos ir susilaukiam ieškinių.
Skirmantai, kaip pats jauti, ar šitas aspektas, tai kad SLAP arba strateginių ieškinių ta tema, jinai tapo ir politikų darbotvarkė, ir net įstatymų pakeitimo darbotvarkė, ar tai iš tikrųjų toks svarbus instrumentas, kuris gali padėti tyrinėtojams, nepriklausomis tyrinėtojams vis dėlto dirbti laisvai, ar vis dėlto tai yra, na kaip čia pasakyti, čia kaip vaistai nuo bet kurios ligos, priežastys vis dėlto nėra pašalimos iki galo, nes paties patirtis turbūt irgi rodo, kad tie, kas nori, labai principingai nori persekioti kritikus, jie vis tiek tai daro, net jeigu ir to negalima daryti. Vienas toks pusiau pajuokaujant dalykas, kad aš visą laiką sakau, kad ginčai teismuose yra mažiausia blogybė, kuri gali atsitikti ar žurnalistui, ar apžvalgininkui, ar vlogeriui, nes kur kas yra blogiau, jeigu viskas persikeltų ne į teismus, o į kokias nors tamses tarpuvartės grįžtant kažkur namo. Bet ir aš kai tai sakau, tai visiškai kartais pagalvoju, kad tikrai nėra baisu atsidurti teismo salėje, bet kas buvo padaryta, aš pats negalėjau, buvo priimti įstatymo pakeitimai, atsirado tokia savoka kaip strateginis ieškinys, aš jau nebegalėjau taikyti savo tos tvarkos, bet aš esu susidūręs su bylomis ir kalbėjęsis ir savo epizoduose apie žmonės, kurie jau pasinaudoja šitomis tvarkomis labai efektyviai. Pavyzdžiui, vienas iš tokių atvejų yra Širvintų rajone yra bendruomenė, ten yra statomos vėjo jėgainės, visiškai nesvarbu, kad galbūt iš tikrųjų yra ateitis energetikos, tie vėjo jėgainių parkai ir taip toliau, bet ateina Estijos bendrovė, vietos bendruomenės lyderis pradeda priešintis tam ir jisai tokią teisę turi. Čia nereikia iš karto šaukti, kad žiūrėkit, antivalstybininkas, vatnikas ir taip toliau. Bet ką padaro Estijos bendrovė? Jis nusprendžia, kad kam čia dabar aiškintis mums, galbūt kažkokias naudas papildomas sukurti ir taip toliau. Mes tiesiog kreipsimės į teismą dėl reputacijos ir taip toliau. Tai aš labai džiaugiuosi, vat vienas iš tokių pavyzdžių, kai teismas atsisakė nagrinėti, konstatavęs, kad yra strateginis ieškinys. Ir jeigu nebūtų tų įstatymų pakeitimų, tiesiog galimybės nebūtų. Aišku, mes turim kitus pavyzdžius. Pavyzdžiui, ponas Žemaitaitis, kuris bandė tą patį SLAP strateginio ieškinio gynybą naudoti prieš Andrių Tapiną, tuo metu teismas nevertino, kad yra strateginis ieškinys. Ką aš bandau pasakyti, kad pats svarbiausias dalykas yra teismai ir teisėjai. Jeigu teisėjai pradeda suvokti, kad yra toks dalykas kaip strateginis ieškinys, jeigu mato, kad viena pusė yra persekiojama už žodžio, tiesiog už laisvą žodį ir visiškai akivaizdu, kad tai nėra nei kažkokie šmeižto atvejai, kas jau yra ir baudžiamoji atsakomybė, nei kažkoks piktybinis kenkimas, o tai yra tiesiog bandymas užvilkinti, tai netgi tada, kai yra ruošiamasi bylai, aš atsimenu, pas mane buvo tokia tipinė situacija, aišku, čia gal tos detalės niekam neįdomios, bet pabaigiu jas ir keliauju toliau. Pavyzdžiui, mes su futbolo federacija ir futbolo federacijos prezidentu turėjom du atskirus ieškinius iš fizinio asmens ir juridinio asmens, nors tai yra susiję asmenys, kai mes paprašėm sujungti šitos ieškinius, tai abu asmenys, juridinis ir fizinis, laukia maksimaliai ilgai, ten, man atrodo, per mėnesį turėjo atsakyti ir po mėnesio pateikė teismui prašymą skirti papildomai laiko, nes yra labai sudėtingas klausimas ir reikia susitarti. Tuo metu negaliojo dar tie pakeitimai įstatymo, bet teisėja labai principingai išnagrinėjo viską per vieną teismo posėdį ir man atrodo, kad tokia strategija tempti laiką ir panašiai labai aiškiai ir teisėjai parodė, kad čia yra absurdas. Tai va, tai aš manau, kad labai gerai, kad nuo tokių dalykų tu gali būti apsaugotas, kad jeigu tik pamatai, kad kažkas bando užtempti laiką ir iš tavęs išgręžti kuo daugiau pinigų teismo išlaidoms, tai dedamas taškas yra. O dabar kalbant, ar tai bendrai padės, aš manau, kad, pavyzdžiui, bendrai padės ta pati Šviniaus byla stipriai, nes tai nebuvo kvalifikuota, nes nebuvo tokios galimybės kaip strateginis ieškinys, bet mes beveik 4 metus stumdėmės per visas įmanomas instancijas, ypač brangus procesas ir ką mes finale turim, aukščiausiame teisme laimėta viskas, Šviniui visai nemažai reikėjo sumokėti, nors ir nedidelės, tai atrodo sumos jam galbūt, bet ant 15 000, bet pats svarbiausias dalykas, aš esu dabar jau teisiškai apgintas, visi epizodai atstatyti ir jeigu jisai kažkur bandytų dar įkelti koją, ar į Tautinio olimpinį komitetą, ar į futbolo federaciją, ar į kitą kokią nors sporto federaciją, dabar čia vyksta įdomių rinkimų, kurio šešėlis taip pat yra matomas, jam jau asmeniškai būtų labai sunku tai padaryti, teismui konstatavus visus tuos faktus. Tai mintis yra tokia, žurnalistai visada bus persekiojami, ne tik tai ieškiniais, jeigu jūs dirbate redakcijose kaip žurnalistai, tai jums apskritai tai mažai rūpi, tai yra akcininkų, vadovų darbas, turėti teisininkus ir taip toliau. Bet jeigu jūs dirbate vienas, taip kaip aš, tai patikėkite, to spaudimo bus ir jeigu jūs pasiduosite, tai jūs spaus ir spaus, tai vis tiek atstovėti reikės. Irmantai, aš pabandysiu tada šitą temą kitų kampų pasukti, tai yra spaudimą turinio kūrėjams ir ypač turinio kūrėjams, kurie lenda į kitų žmonių, kaip čia pasakyti, gyvenimus ieškodami
kaulų visokių, reiškia, skeletų ir kitų dalykų jų spintose. Paties buvo startas, aš puikiai pamenu startas su temom, kurios žiniasklaidoje buvo arba nenagrinėjamos, arba primirštos, arba pamirštos jos iš esmės. Man atrodo, tos istorijos parodė ir vieną tam tikrą simptomą žiniasklaidos, kad gilesnio požiūrio arba nuolatinio domėjimus tam tikrom temom iš tikrųjų tradicinė žiniasklaida, kuri gyvena srautu, kasdieną vis naujų srautų, to trūko. Ir man atrodo, tai atsirado niša ir tau, ir ne tik tau. Prie vienos ir tos pačios temos arba asmens grįžti ne vieną, ne du, kai kada ir gal ir 14 kartų, tęsti istoriją, vynioti kaip tikrą serialą. Ir ta niša panašu, kad jinai leido nepriklausomim kūrėjams su tyrinėjimais, tyrimais ir istorijom, na, kaip čia pasakyti, išgyventi greta tradicinės žiniasklaidos, kai gyvena srautu. Tavo nuomonė, ar vis dėlto tai, kad dalis temų ir svarbių temų, man atrodo, yra pamirštama tradiciniai didesnė žiniasklaida, grįžtant vis prie naujų, ieškant vis naujų kampų, čia yra, kaip čia, vadinkim taip, ar tai yra normali praktika, ar vis dėlto kažką dėl to prarado, na, aš turiu pirmiausia tradicinę žiniasklaidą ir tokiu būdu sukūrė nišą tau ir kitiem kolegom, bet kita vertus, na, pasitikėjimas dėl to, na, žiniasklaida irgi šiek tiek yra kritęs, kad didelė dalis svarbių temų jos yra arba užmirštamos, arba ne iki galo išnagrinėjamos ieškant sprendimų. Tai geras klausimas. Pirmiausia, taip, čia yra atsakymas pačiame klausime, kad man pačiam yra tekę dirbti įvairiose žiniasklaidos priemonėse, ir laikraštyje, ir radijoje, ir televizijoje trumpai, na ir portaluose turbūt daugiausiai. Tai kai tu sėdi ant srauto, arba kai tu, pavyzdžiui, esi aktualius žurnalistas, tai viskas labai stipriai suvienodėja, nes yra tie patys įvykiai, tos pačios spaudos konferencijos, kalbinami tie patys žmonės, kurie sako iš esmės tos pačius dalykus. Tada pasidaro svarbu greitis, tada pasidaro svarbu, kokia pas tave yra auditorija, kur žmonės pirmą nueis paskaityti, ar į Delfį, ar rytą 15 minučių. Jeigu tu esi mažesnis, aišku, tau konkuruoti šansų praktiškai nėra, nes tiesiog tu kaip pirmas pasirinkimas žmonių kompiuteriuose nebūsi. Dabar, kai atsiranda klausimas, pavyzdžiui, turinio, kuris sukuriamas per savaitę, reiškia, jisai turi būti unikalus, reiškia, ten turi būti kažkas kito. Vienas iš dalykų, kuris man, niša, kurią aš užėmiau, ir aišku, toje nišoje yra ir daugiau vietos, ir yra daugiau žmonių, kurie tai daro, bet tai buvo taip vadinama melo dekonstrukcija. Jungtinėse Amerikos valstijose, Jungtinėje karalystėje yra tokių kanalų, kurie tiesiog užsiema tokiais dalykais, kad žiūrėkite, yra melas, yra kažkokia schema, tu ją gali dekonstruoti ir parodyti. Dabar kalbant apie, pavyzdžiui, tą pačią istoriją Arūno Pukelio ir ten daug išėjusių epizodų, aš pamačiau dar vieną įdomų paradoksą. Tai yra žmonės, kai aš dirbdavau žurnalistu, man irgi šaltiniai atsiųsdavo daug informacijos, bet aš gana mažai informacijos gaudavau iš tokių man nežinomų kažkokių elektroninių paštų parašusių žmonių. Vis tiek daugiausia tai būdavo tinklas mano šaltinių, su kuriais aš bendravau, ir vis augdavo tas tinklas. Dabar aš ir tą pastebėjau jau pradėjęs YouTube savo veiklą, aš gaunu baisiai daug informacijos iš žmonių, kuriuos aš niekada nepažinojau. Čia yra ir pliusas, ir minusas, nes tada reikia ypatingai atsargiai pažiūrėti tą informaciją. Yra tipiniai tokie siūlymai. Žinote, aš turiu svarbią temą, susitinkam pakalbėti, aš niekada neinu į tokius sutikimus, prašau paaiškinti, kas tai per tema, nes dažniausiai taip anonsuojame visiškai nekai, galėtum sugaišti labai daug laiko aiškindamasis, kai kurie dalykai yra iš vis nepatikrinami, bet tarp to atsiranda labai svarbios informacijos. Tai, pavyzdžiui, Tauragės atveju man buvo net keista, kiek daug atsirado žmonių nukentėjusių, norinčių kalbėti, buvusių pareigūnų ir panašiai. Ir žmonės tada tai pamato. Ir čia dar vienas dalykas, ko irgi aš anksčiau nebuvau patyręs, tai kai didelis kažkas pradeda spausti mažesnį, ar ne, pradedantį youtuberį, pradeda spausti kokią nors verslo grupę, arba koks nors nusikaltelis, arba, pavyzdžiui, su Uspaskichu turėjau bylą, kurią laimėjau, koks nors politikas, na, jiem atrodo, kad jie labai lengvai čia sugebės kepurėm užmėtyti, bet tada atsiranda visai kitas aspektas, žmonės sako, palaukit, mes esam pasiruošę paremti tokį kūrėją tam, kad jis turėtų galimybę kurti toliau. Redakcijos gyvena visai kitų modelių, yra reklama, yra ir reklamos užsakovai, yra ir dabar atsiranda, aišku, modelis ir mokėti už turinį, tada reikia tą poreikį auditorijos patenkinti labai daug to turinio dedant kiekvieną dieną, kad būtų visą laiką motivacija tos prenumeratos neatsisakyti arba vis ją nusipirkti naujiems žmonėms. Žodžiu, truputį skiriasi tos situacijos. Tai šitoje vietoje aš sakyčiau, kad dabar paskutinis aspektas dėl pamirštų temų irgi, jeigu mes pasižiūrėtume, kas yra populiaru ir aptarinėjama socialiniuose tinkluose,
ir mes pasižiūrėtume į tradicinę žiniasklaidą, tai galbūt ir natūralu, bet yra didžiulė bedugnė tarp to. Ir kai kuriais atvejais tai yra visiškai suprantama, nes socialiniuose tinkluose išsprogsta dalykai, ypač dabar, kai atsiranda tokie tinklai kaip TikTokas, nežinau, gyvos transliacijos, kokių nors veikėjų, kurie renka didžiulės auditorijas, bet ten yra tiesiog šiukšlynas visiškas, tai būtų keista, jeigu žiniasklaida ateitų ir tas šiukšlės pradėtų dar didesnę auditoriją tampyti, bet šalia to yra dalykai, kurie, pavyzdžiui, ten tam tikri veikėjai, kurie matėsi ilgą laiką, kad surenka didžiulės auditorijas, bet yra tradicinės žiniasklaidos visiškai ignoruojami. Ir čia yra klausimas, mes Trumpo fenomeną turėjome Jungtinėse Amerikos valstijose per jo pirmus rinkimus, ar toks ignoravimas padeda tokiem veikėjam ar trukdo. Aš esu visiškai įsitikinęs, kad padeda, nes atsitinka štai toks fenomenas, kad jie iš esmės kontroliuoja, kas apie juos yra skleidžiama viešoje erdvėje, tradicinė žiniasklaida jas ignoruoja, jie su savo auditorija bendrauja tiesiogiai ir dar daugiau jie sako, pažiūrėkite, va dabar koks nors Eduardas Vaitkus, žiūrėkite, manęs niekas kažkur nekviečia, nekalbina, nors jis ir debatuose dalyvauja ir taip toliau, turi visas teises kaip ir kiti rinkimų dalyviai, bet jis tampa auka. Tai šitoje vietoje aš visą laiką sakau, jeigu jau kažkas iškilo, verta kalbėti, verta kviestis, bet jeigu, pavyzdžiui, tu ateini tiesioginį eterį, rinkimų debatų, kur labai daug žmonių gali tai pasižiūrėti, tai galbūt gali vedėjai nepabijoti ir užduoti kažkokių tikslinamųjų klausimų, pagavus asmenį meluojant. Na, vat Amerikoje yra toks labai geras pavyzdys, kai iš esmės kalbamasi ne kas su kuo debatuos ir kokie klausimai bus, o kalbamasi kas surengs ten. Fox News rengia vienus debatus, CNN rengia kitus debatus, pažiūrėkit paskutinius debatus CNN, kai Bidenas po jų pasitraukti turėjo iš rinkiminės kovos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, galim padaryti taip, ateina koks nors ten paraščių veikėjas, kokie ten celofanai arba Vaitkai, iš kitos pusės gali būti prezidentas ar premjeras ir jums yra siūloma pasirinkit kiekvienas po vieną moderatorių debatų, bet bus kieta kova ir ne tai, kad jūs kalbėsit, ką norit apie gynybos politiką 25 kartą, bet tie moderatoriai vienas kitą, taip sakant, oponentus tarkuos. Tai va to trūksta, YouTube'as, man atrodo, prisiderino žymiai geriau, žmonės mato, kad čia gauna šiek tiek tokių vertingesnių dalykų, kurių tiesiog nėra tradicinė žiniasklaidai. Pirma, tai vis tiek negalėjau nepaprovokuoti dar pagilindama šitą temą. Tai yra, socialiniai tinklai labai tą gerai parodo ir kai kurie veikėjai, kurie labai aiškiai sako, kad tradicinė žiniasklaida, profesionali žiniasklaida, kai kurias temas, kai kurios veikėjus, kai kurios verslus sąmoningai ignoruoja, netyrinėdami, netirdami. Apie juos kalba, apie problemas šiek tiek kalba, bet nežiūri šiek tiek giliau. Aš kalbu apie tuos, pirmiausia, verslus, kurie yra didieji reklamos užsakovai, prekybos tinklai, vaistinės, lošimų bendrovės, iki, žinoma, šio laiko daug buvo, tai čia galim vardinti, sakau, telekomunikacijų, vaistai, ten kiti ir iš esmės mes matom puikiausiai, kad galima būtų ten daug ką patyrinėti, paieškoti spragų tose veiklose, galbūt lobizmo apraiškų ir taip toliau. Ir tie žmonės, kurie kaltina, kad žiniasklaida netyrinėja, jie aišku dar prideda kartais ir politikus, sąsąją su politikais ir taip toliau ir panašiai. Aš jau nekalbu apie tai, kad galbūt galėtų kas nors panalizuoti kokio nors Google, Facebook arba kitur korporacijų, tas temas, pavyzdžiui, kodėl jų apmokestinimas arba jų kokie nors veiklos tyrimai nevyksta Lietuvoje. Galbūt ten Briuselėje kažkas daro, bet kodėl Lietuvos institucijos netyria jų dominavimo ir panašių dalykų. Aš tas temas paminėjau tik kelias, bet ar tu galėtum patvirtinti, paneigti arba savo mintis pasidalinti, kaip reikėtų vertinti tai, kad iš tikrųjų tradicinėje žiniasklaidoje dažnu atveju nėra gilių tyrimų apie šitas ir kitas temas? Čia yra daug iš karto aspektų, bet aš pasakysiu labai paprastai iš praktikos, ar ne? Mes turime podcastą, kurį mes turime uždarą, tiesiog tam, kad būtų kažkokia motyvacija rėmėjams papildoma likti kanale. Pavyzdžiui, prieš savaitę pagrindinė pirma tema, kuriai mes skiriame labai daug dėmesio, buvo Marko Zuckerbergo, tai yra Facebook Metos vadovo, pareiškimą apie tai, kad COVID metu buvo daromas spaudimas iš Jungtinių Amerikos valstijų politikų ir cenzuruojama labai griežta informacija. Ir vėlgi, aš pats esu žmogus, kuris labai aiškiai sakau, visada klausomės medikų, tokiais atvejais neužsiemėm savigydą, neužsiemam kažkokių keistų veikėjų internete klausimų, o valstybė vis tiek žinos geriausiai, tačiau lygiai taip pat aš sakau, kad jeigu ta valstybė pradeda tokiu būdu spausti kažkokius socialinius tinklus ir didelės korporacijas, tai labai greitai mes galime turėti visiškai iškreiptą vaizdą, kai net ir objektyvi, sąžininga kritika iš kokių nors medikų, jinai gali būti tiesiog nebeprieinama arba jinai sutapatinama su sąmokslo teorijomis, kažkokiamis marginalizuotomis nuomonėmis ir taip toliau. Dabar grįžtant į Lietuvą, Lietuvoje apie tai beveik nekalbėta buvo, man buvo labai keista, bet grįžtant į Lietuvą, kalbant apie, pavyzdžiui,
reklamos didžiosius užsakovus, politikus ir taip toliau. Esu dirbęs žiniasklaidoje, žinau, kad čia labai paprastai veikia visas šitas dalykas. Jeigu tu turi tikrai didelę temą ir žiniasklaidos priemonė yra sąžininga, jinai visada leis tau tą temą padaryti, dėl to, kad tai yra reputacijos taškai jai. Ir net jeigu yra kokia nors didelė kompanija, mes turėjome, pavyzdžiui, Maksimos akcininkų ginčą ir su Šarūnu Černiausku esame darę tyrimą, Maksimo atšaukė didžiulę savo reklamą 15 minučių, bet 15 minučių puikiai suprato, kad Maksima sugrįž vien todėl, kad tokiu būdu žiniasklaidos priemonė auginasi savo auditoriją ir pasitikėjimą tos auditorijos, o reklamdaviai visada norės būti ten, kur yra auditorija, kuri pasitikė žiniasklaidos priemonė ir yra lojali. Bet kitas yra pavyzdys, mes čia kalbėjom. Pavyzdžiui, lošimo reklamų reikalai. Pasižiūrėkite, Seime Mindaugas Lingė, Seimo biudžeto finansų komiteto pirmininkas, iškelia idėją, kad reikia aiškiai uždrausti lošimo reklamas, nes dabar jos yra stipriai apribotos, bet jų kiekis yra toks, kokio turbūt niekada Lietuvos istorijoje nebuvo. Ką daro žiniasklaida? Vietoje to, kad kažkaip galbūt vyktų diskusija, vienintelis nacionalinis transliuotojas tokią diskusiją surengė, visos kitos žiniasklaidos priemonės pasirašo bendrą laišką ir kreipiasi į politikus, kad tai nebūtų padaryta, dėl to, kad yra jų turtinis interesas. Ta idėja numiršta ir jinai aišku, kad jau realizuota nebus. Prieš savaitę išeina didelis mano epizodas, kuris dabar jau turbūt kokį 150 000 žmonių pamatytas yra. Ir aš ten kalbu apie Gediminą Žiemelį, turtingiausią Lietuvos verslininką, ir aš galvoju, vis tiek turėtų būti turtingiausias Lietuvos verslininkas ir jo sąsajos su Rusija, nauji dalykai turėtų būti įdomus. Man asmeniškai rašo žmonės, ir žurnalistai, ir žmonės iš komunikacijos, ir žmonės iš politikos, kurie sako, neįtikėtinas darbas, viskas puiku, čia atsakyti daug klausimų, kurios buvo 15 metų neatsakinėta. LRT, kuri dirba be reklamos, portalas pasidaro iš to nemažą straipsnį, niekas kitas nepasidaro, net nepamini tos informacijos, bet už tai atsiranda Twimbets lažybų bendrovės visų reklama, tai aš suprantu puikiausiai, kaip tai veikia. Jeigu tai būtų kažkieno iš jų tyrimas, jisai tikrai pasirodytų. Aš nesakau, kad čia yra kažkaip labai sudėtinga tai padaryti, bet jeigu tai yra kažkieno kito padarytas epizodas, tai dabar tau lyg ir skambint, galbūt kažką papildomai tikslintis, galbūt įsidėsi, vis tiek tiek daug klikų nebus, nes tai yra visur, o pasiekmes gali būti tokios, kad, taip, kažkas galbūt nesireklamuos, galbūt kokio nors renginio reklama ateityje artėja vėlgi iš arenos, galbūt ten, nežinau, Tiketa dukterinė įmonė ir panašiai, ten ta pati Avia Solutions Group reklamos nemažai Lietuvoje perka. Tai aš tą žaidimo taisyklę suprantu ir čia irgi paskutinis pastebėjimas, galbūt tai yra atsakymas, kodėl, sakykime, tokie YouTube kanalai kaip mano auga, dėl to, kad tai tampa platforma, kur tu gali tiesiog paskelbti informaciją tose žaidimuose nedalyvaudamas, reklamos negaudamas, jokių sąsajų neturėdamas, sąsajos visiems yra tokios. Jeigu Žiemelis turi ką nors pasakyti apie konkurentus, ateik, aš mielai tai įsidėsiu, jeigu tai yra įdomu ir patikrinama, visom politiniam partijom taisyklės tos pačios. Dabar pavyzdys irgi paskutinis, galbūt įdomu iš praktikos kalbėto, ne iš teorijos. Tame pačiame epizode paminėjau apie tai, kad Kalnapilis parduodamas Rusijoje ir aiškiai parodžiau, kad nelabai sąžiningas yra Kalnapilis, sakydamas, kad tikrai stengiasi išeiti ir jau tiek laiko stengiasi išeiti. Dabar Kalnapilis ir ten paminėjau, kad jeigu man Kalnapilis parodys savo dokumentus, aš jums labai greitai parodysiu, kur yra spraga, per kur jūs eksportuojat. Greičiausiai tai bus Latvijos bendrovė Lyvo alus. Kalnapilis su manim susisiekė, sako, ateik, mes pasiruošę parodyti eksporto dokumentus. Tai kitą savaitę nueisiu ir pirmin, aš sakau, čia nėra jokių simpatijų ir antipatijų. Jeigu jūs norite tokią galimybę man suteikti, aš mielai ją pasinaudosiu ir tada atsiranda lygi aikštelė visiems. Nesvarbu, kas tu esi, alaus gamintojas, koks alaus gamintojas, turi man svarbią informaciją, nori pasidalinti, mielai tai padarysiu. Tai labai blitz trumpi klausimai. Vienas iš jų didžiausia arba neišnaudota galimybė tyrinėjimų žurnalistikoje šiandieną Lietuvoje. Čia tiek tradicinė žiniasklaida, tiek netradicinė galioja įvairiai ir kuriems. Tai yra kas dar neišnaudota labiausiai ir antras dalykas, kokia didžiausia grėsmė. Yra, vėl aš visą laiką žiūriu tokius praktinius dalykus. Mano galva yra neišnaudotos galimybės, tai yra žinomi dideli veidai, kurie šiuo metu ir anksčiau galbūt save parduodavo tradicinėje žiniasklaidoje, tai tiesiog arba yra kaip prodiuseriai, bet dažnai tai yra tiesiog alga. Aš manau, kad daugelis iš jų galėjo ir dar iki šiol gali tikrai padaryti labai rimtas didelės savarankiškas karjeras.
Bet čia reikia ryštis ir šokti į vandenį. Šitą aš atsimenu istoriją, kai Dovydas ir Birutė perėjo iš 15 minučių Laisvės televiziją. Ir aš jiems tada sakiau, Hebra, jūs dabar turi didelį dėmesį ir tai yra didelė lojali auditorija, kuris seks iš paskos, darykite savo. Dėl to, kad kas be pasisuktų, vis tiek jūs būsite patys atsakingi už turinį, aš jums galiu visai kaip padėti, jūs užsiauginsit savo auditoriją, kurios neprarasit. Bet jie sako, baigtų, Laisvės televizija didelė, na, ne taip sakė, sako, mes esam ten susitarę ir per daug mane komentavo. Bet dabar pavyzdys, Dovydas išėjo knygų rašyti, ta prasme, Birutė reikia iš esmės nuo nulio auginti vėl auditoriją, ką jie ir daro gana sėkmingai, bet aš sakau, va, čia yra galimybės, kurias tu gali išnaudoti. Jeigu tu vis bandai prisišlieti prie kažko didelio, tokios galimybės labai stipriai apsiriboja. Grėsmės, aš asmeniškai savo grėsmę matau didžiausia politinė, tai yra pasikeitus politiniai valdžiai. Aš nei kiek nebejoju, kad praktiškai nei Karbauskis, nei Žemaitaitis, nei socdemai labai man didelės meilės nejaus ir aš žinau, kad yra ir valstybės institucijos, kurios gali ir turi rankose svertų, kur man gali sukurti labai daug problemų. Tai čia tik tai mano asmeninė tokia situacija. O kalbant globaliai, aš matau irgi dar vieną dalyką, tai yra kadangi daugėja mokamo labai stipriai turinio, praktiškai kiekviena žiniasklaidos priemonė turi savo mokamas versijas ir taip toliau, kažkurio metu žmonės tiesiog nebeprenumeruos ir neberems tiek daug, pavyzdžiui, nepriklausomų turinio kūrėjų, net ir tos pačios žiniasklaidos greičiausiai neberems, bet supraskite, kad, pavyzdžiui, jeigu Delfi arba 15 minučių deda į mokamą rubriką tikrai svarbią informaciją, žmogus tiesiog neturėdamas pasirinkimo nusipirks ir pasiskaitys, nes jam tai yra svarbi informacija. Jeigu jis išleidžia jau 20, pavyzdžiui, eurų per mėnesį prenumeratorių ir daugiau savo leisti negali, tai kam jam dar 3 eurus skirti, pavyzdžiui, Skirmantui Malinauskui? Aišku, kad tai bus rimtas iššūkis. O šiaip tyrimai, turint galvoje dar vėlgi visus tarptautinius, ten OCCRP ir panašiai, tarptautinės programas, aš manau, kad jie tikrai klestės ir aš netgi sakyčiau, palyginus su tuo, kai mes pradėjome, pavyzdžiui, mes nebuvom pradininkai, bet buvo viena pirmųjų tokių stiprių komandų 15 minučių, tai dabar tyrimams yra aukso laikas. Labai trumpai, Skirmantai, ar būtų dar galima sužinoti keletą svarbiausių faktų apie tavo, kaip čia vadinti, vis tiek, aš vadinsiu redakciją sąlyginai. Kiek žmonių dirba, kiek turi auditorijos ir, jeigu ne paslaptis, kokios yra pajamos mėnesinės? Taip, tai mano redakcija, lova ką tik pasiklojo, nes mes ryte kalbamės, dirbu aš, dirba mano operatorius Edvinas, turiu buhalterę, su Mindaugu vedame podcastą ir turime teisininką Karolį. Tai šitoje vietoje yra 5 žmonių komanda, bet iš esmės su turiniu dirbu tik tai aš. Dabar, aišku, yra visokios papildomos išlaidos, įvairiausios prenumeratos, įvairiausi važinėjimai, reikia tos pačios technikos kažkokios, kuri ne taip brangiai kainuoja, bet vis tiek visą tai susideda. Mano pajamos yra labai geras klausimas, nes kai aš turėjau Patreon, man visą laiką atrodė, kad tos pajamos tik tai kils, auks. Vienu metu mano komandoje buvo 11 žmonių. Pavyzdžiui, mano buvęs vyriausias redaktorius Raimondas Lencevičius vienu metu buvo mano, iš esmės darbuotojas, tai aš, keistai taip gana jaučiausi, aišku, esame labai geri draugai, bet aš supratau, kad didelė komanda reiškia labai didelės išlaidas ir nebūtinai reiškia simpatijas iš auditorijos, nes man tada ir rėmimas, ir mano žiūrimumas pradėjo netgi šiek tiek mažėti, tai grįžau į tokį kompaktišką variantą. Taip, mano Patreon buvo vienu metu stipriai išaugusi, mano didžiausias rekordas buvo 27 000 renkami per mėnesį, šiuo metu ta suma yra gerokai mažesnė, mes turbūt renkam bendroji suma vos tik tai apie 7 000, nuo to dar reikia sumokėti mokesčius ir taip toliau, bet atsitiko kitas dalykas, tai yra, kadangi mes turim didelį auditoriją, mes turime viešą įstaigą ir aš pirmą kartą paprašiau, kad galbūt atėjo laikas, galbūt jūs galite prisidėti, nes mums tai būtų didelė pagalba. Mano prašymą išgirdo 1600 žmonių ir atrodo, kas tas 1600 žmonių? Tai nėra labai daug, ar ne? Dabar jeigu ten po 1-2 eurą žmonės skirs, bet kadangi jie skiria dalį nuo savo gyventojų pajamų mokesčio, tai mes esame Lietuvoje 40 didžiausia organizacija gavusi tokią paramą ir mes surinkome 79 000. Tai aišku, tas 79 000 plus panaši suma iš Patreon mums duoda daugiau negu pakankamai erdvės veikti, atsakyti ieškinius, eiti teismus nebijant ir padėti kitiems. Tai kol kas tikrai aš negaliu skųstis ir labai džiaugiuosi, kad netgi iš kelių skirtingų šaltinių dabar tas pajamas gaunam, o kai bus ateityje, laikas parodys. Jeigu taip atsitiktų, kad nebeliktų tų pajamų, čia viskas labai paprasta, viską reguliuoja rinka. Čia kaip kavinėje, nebeliko klientų, galvok arba kaip tą kavinę tobulinti, arba galvok, ką kitą daryti. Tai lygiai taip pat aš mastau, nebeliks pajamų, tada galvosiu, ką daryti toliau. O auditorija, kaip jūs skaičiuojate, tik YouTube prenumeratorius arba dar Facebook grupės, kaip skaičiuoja, kiek maždaug žmonių yra tavo auditorija potenciali arba esame ta, kuri iš tikrųjų
domisi tavo veikla? Mano auditorija lenkia daug pakankamai žiniasklaidos priemonių, nes aišku, didžiausia yra YouTube ir YouTube'as visą laiką išmeta statistiką, kiek yra unikalių žiūrovų pas tave ateinančių, nes vieniem įdomios vienos temos, kitom kitos, tai visada mano unikalių žiūrovų skaičius yra daugiau negu 350 000 kiekvieną mėnesį, kai aš turėjau tokius didelės temas ten apie, prieš mėnesį kaip tik tai buvo, ten buvo tokia Domanto Žičkaus istorija ir taip toliau, asmeninio trenerio, aišku, žmonėm tokios istorijos labai pasirodo aktualios ir taip toliau, tai ten vienas epizodas buvo pažiūrėtas, pavyzdžiui, apie 400 000 kartų, tada mano žiūrimumas mėnesio, kalbant apie unikalius vartotojus, yra daugiau negu 500 000. Tai aišku, kai tu pasieki tokį kiekį žmonių, supranti, kad ir ten atsakomybės klausimas ir taip toliau jisai iškyla. Taip pat yra ne tik YouTube'as, yra, sakykime, 73 000 mane sekančių Facebook'e, tai didina Facebook'o įrašų sklaidą, galima pasižiūrėti. Ir visą tai sudėjus, Instagram'e turiu ten virš 10 000, nors praktiškai nieko nededu. Visą tai sudėjus, aš manau, kad taip, aš apie kokius turbūt 400 000 žmonių per mėnesį pasiekiu. Pirma, tai nuoširdžiai noriu linkėti sėkmės ir vieno dalyko, kuris man atrodo labai svarbus, tai entuziazmas. Ačiū tau. Labai, Dainiau. Ačiū už pokalbį. Sėkmės.